Sveiki visi, jūs esate Mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina ir ačiū dar kartą, kad žiūrit. Tai mano paskutinis video išėjo vakar, kaip ir minėjau, jame man vis dar atostogos, mes ką tik grįžom iš mūsų lietuviško pajūrio, Kaune. Plius, nežinau, 150 laipsnių pasitiko mus tokia žodžiu temperatūra. Bet negaliu neparodyti, kas manęs laukė grįžusios iš atostogų. Aišku, saulė šiek tiek jaučiu gali pakliudyti, bet kad jūs suprastumėt, kas tai yra iš Amsterdamo atkeliavusi siunta. Jinai atkeliavo dar pirmadienį, mes prasilenkėm su jie, žodžiu, jinai keturias paras manęs laukė, žodžiu, patvory, tikrąją, to žodžio prasme, neperdedu, nei kiek, žinokit. Tai va, tai galvoju, greitai pasidarom unboxingą, nes aš žiauriai jau noriu pati pasižiūrėti, jum parodyti ir pradėti naudoti. Tai va, tikiuosi, kad ta saulė čia žybsinti per stoglankių labai nesutrukdys. Tai manau, imam ir pradedam išpakuoti. Atpjausim tą dėžę visą. Bet jau, kad užpakuota, tai užpakuota. Taip. Pačiai smalsu, aš aišku žinau, kas ten yra, ko galiu tikėtis, bet žinot, ekrane tai yra viena, o realiai gavus gali pasirodyti visai kas kita. Štai kaip tai atrodo viduje. Sąskaita. Aišku, reikia ją kaip nors utilizuoti ir štai kas čia yra. Kaip galite matyti, nežinau, kiek gerai matos, iš toliau parodysiu. Tai yra redesigned mezgimo krepšys. Project 10. Ne pats mažiausias variantas. Štai. Dar žiūrėkit, kažkokių gudais yra įdėta vokelis, pažiūrėsim vėliau, kas ten yra. Tai dabar taip, kaip galite matyti, tai yra project bagas, odinis, kol jisai dar užpakuotas, jau man jisai patinka, čia yra šita žalia spalva. Šiaip Dominika mūsų turi tą tokį natūralios odos, ryžą, vadinkim taip. Aš ryžos nelabai mėgstu spalvos, tai pasiėmiau tokį štai neutralų žalią. Ir išpakuojam, pažiūrėsim, kas tas per daiktas pas mus yra. Žinot, aš jaučiu jokio čia jums įdomumo, kai aš iš kadro pakuoju, aš tai jau persistatau kamerą ir mes pasižiūrėsim. Štai ką aš radau dėžėje, tai buvo vokelis ir krepšys. Čia yra dugnas, kaip suprantu. Vat. Štai taip jisai turėtų atrodyti. Nu ir išpakuojam. Nu, žinokite. Turiu pasakyti, kad dalykas fantastiškas, tik iš karto ko gero jaučiu, kad reikės nusipirkti kažkokį impregnantą odai. Ir pasižiūrim, kaip jisai čia pas mus veikia. Nu, va čia tos, aišku, dark green spalva, projekte. Atencionė, kaina, kaip galite matyti. Nu ir pažiūrim, kas čia pas mus yra viduje, nes aš kiek žinau, dar būna šis beitas. O, daug popieriaus. Išimam tą popierių velnio. Krepšys. Esu iš tikrųjų Instagrame mačiusi unboxinguose, kad jie siūlo, įdeda ir tą redesigned krepšį. O, toksai. Išvyniosiu. Va, štai, dar kokio fainumo krepšys su ilga rankena. Labai smagu, labai gerai. Ir ką mes čia turim? Štai kaip vaizdas atrodo iš viršaus. Nu, turbūt internete, jeigu stebit šitą brandą, tai turėtumėt žinoti, kaip visą tai atrodo. Viduje mes turim kišenuką.
smulkmenom įvairiom. Čia vat galim susidėti, kas mezga, kokius, pavyzdžiui, koininius virbalus. Apsukus čia yra vieta adatom gal kažkokiom susidėti. Čia vat irgi dar porą kišenėlių smulkmenom. Dydis iš tikrųjų galvau bus didesnis, bet šiaip geras, tikrai. Labai, man atrodo, geras. Žodžiu, pamušalas tokios neteplios spalvos ir pats tas projekt bagas, man rodos, tokios visai fainos spalvos. Natūralus toksai. Žodžiu, tai va. Tai džiaugiuosi labai. O dabar pažiūrim, kas čia yra įdėta. O, čia yra sagos. O čia yra linksmos sagos. Aišku, ryškios, gražios ir įdomios, kaip pats, žodžiu, Stevenas Vestas. Nu va, sagyčių, pažiūrėkit, kokių gražių gėlytės ir širdelės. Faina, smagu, labai smagu gauti tokių mielų dovanėlių. Tikrai bus, manau, kažkur pritaikytos. Tai va, toksai mano prisijungimas, toksai mano pirkinys. Tikiuosi, galėsit pasidžiaugti kartu su manim. Galbūt ir jūs nuspręsit įsigyti tokį puikų daiktą, žodžiu, savo mezginiam. Tai va, tiek iš manęs, tarp kitko, startuoja nuo šiandieną Vesto koinės. Tai jeigu norėsite prisijungti, tai jungitės drąsiai, megsim kartu. Tai ką, sveiki antradienio dieną, šiandien yra Liepos 8, man rodos, man vis dar atostogos. Liuks ir ką, ir aš ateinu greitai prisijungti, jums parodyti, ką aš čia tokio gero veikiu. Turiu pasakyti, kad pasileidau plaukus kažkaip nejuokingai, kas liečia pirkinius. Nežinau, nežinau kodėl. Man čia taip, žodžiu, gaunasi. Šilta beprotiškai šiaip, jeigu ką. Tai turbūt ruošiu roges žiemai, gal galima taip pavadinti, ne? Tai ką, tai pradedam turbūt nuo to, ką aš esu prisimezgusi šitam savo maikytei iš buretinio šilko. Nežinau, aš jau žinau, kad matau, kad čia bus begalybės procesas. Mezgu, kaip ant vietos, taip ant vietos. Iš proto žinau, kad išeit galima. Pradėjau dar tik tai antrą kamuoliuką. Ir turiu dar tik tai va tiek. Niekšiškai mažai, dar net nesu atsiskyrusi rankolių. Vat. Turiu tokį štai gražų įgilinimą išmezgusi apykaklės, viską buvau pasimatavus, aišku, dar kai buvo mažesnis, tai gal įdėsiu šiek tiek kur nors kampe nuotraukėlę. Kaip tai atrodo, bet sakau, mezgu, siūlas plonas ir nuo tos įtampos žiauriai užveržiu pirštą. Aš kadangi siūlą aplink pirštą apsivynioju 2 kartus, tai jau vakarais pamezgus jį turiu tokias žymes ant savo
šito vat piršto. Tai kad manęs taip netraumuotų tik vienas mezginys, tai ką aš padariau, nusprendžiau pradėti naują procesą. Bet naujam procesui man reikėjo naujų siūlų. Kad jau jisai visai būtų naujas pas mane, tai ką aš padariau, vakar, pirmadienis buvo, nuvažiavau pagaliau, Kaune pas mus yra pasaulio siūlų parduotuvė, kur mes pagaliau Kaune turim gerą vietą, kur galim realiai pačiupinėti dropsus ir visus kitus, žodžiu, mums rūpimus kamuoliukus. Šiaip jau aš minėjau, man rodos, anam video, bet kai rodžiau šitą savo meriną, kad labai noriu pabandyti Tilyje, tai planas buvo važiuoti gal labiausiai turbūt dėl Tilijos, nes man konkrečiai rūpėjo viena spalva iš Tilijos, kurios nebuvo pas juos likučio. Ir kaip tik pamačiau, kad tas likutis atsirado, ir kur bus, kur nebus, aišku, kaip aš negrįšiu, žodžiu, su pilnu maišu gėrybė. Tai va, čia mano tas naujas mezgimo draugelis, jeigu sekat mane Instagram'e, tai matot, kad jis yra mano storių herojus, žodžiu, tikrai aš labai džiaugiuosi, kad jį turiu, kad nusipirkau. Tai va, tai žodžiu, va čia yra sudėtas visas mano grožis iš pasaulio siūlų, minus 2 kamuoliukai, kurie jau yra procese. Tai parodau, ką pirkau, greitai parodysiu, nes turiu pafilmavus šiek tiek iš arčiau. Tai nusipirkau 4 Tilijos kamuoliukus, moheros. Šiaip neturėjau pasiėmus siūlą, bet manau, kad aš čia visai gal neblogai pataikiau su atspalviais. Dar nežinau, kaip megsiu, arba megsiu, mačiau dabar labai gražu, kai mezga, pavyzdžiui, kokias 4 eilutes mohera, 4 eilutes merinų, 4 mohera, 4 merinų. Tai va taip labai patinka. Arba tada, nežinau, bandysiu gal įveikti kokį nors kardiganų tą užkerėtą reikalą, nes kiek pradedu kardiganų, nei vieno nenusumezgu. Kaip užkerėta, garbės žodis. Ir tada važiavau dėl Drops Fiestos. O Drops Fiestos man reikėjo vien tik dėl to, kad aš pažiūrėjau pas Jurgitą kanale Tusenhaf, nežinau kaip tarėsi, nes čia norvegiškai 1000 eurų, kaip suprantu. Man reikėjo Drops Fiestos, nes jinai mezga labai fainas kojines ir man labai jų reikėjo. Nors šiaip aš kojines vengiu megzti iš storo siūlo, Drops Fiesta yra ganėtinai storas siūlas, nesumeluosiu, tai yra 50 gramų, 110 metrų. Kaip kojinis siūlas man jis atrodo storokas. Tai va, pasiėmiau porą tokių kamuoliukų. Vienas, va, kaip matot, jau yra procese. Porą tokių kamuoliukų. Ir porą, va, štai tokių kamuoliukų. Irgi, va, vienas jau procese. Ir kokios šitos yra kojinės. Kojinės yra labai gražios. Šiaip kaip pagrindinė spalva, tai manau, reikia rinktis gal šiek tiek ryškesnė, tamsesnė, kontrastingesnė, kad labiau matytųsi. Pas mane dabar čia gaunas kojiniai toksai švelnus labai variantas. Vat, kaip tai atrodo. Pradėjau tik tais vakare aš tas kojines megzti. Tikrai, jeigu įdomu, paliksiu nuorodą į Jurgitos kanalą. Jis irgi turi kanalą, jos video anglų kalba. Bet tikrai verta pasižiūrėti, nes ji turi to tikrojo kūrybiškumo. Ir kaip atrodo, ką aš čia turėjau prisimezgusi su šito kojine. Toksai kulnas. Eina pradžiai platinimas, vėliau eina sutrumpintos eilės ir vėliau siaurinimas. Ir tiek turiu prisimezgusi, siūlas storas, mezgasi greitai, smagiai. Tai žodžiu, kai tik turiu kokią laisvą minutę, imuosi megzti šitą savo naująjį procesą. Tai dabar jaučiu, kad nenurimsiu, kol nepribaigsiu. Ir labai man įdomu pažiūrėti, kaip atrodys kojinės iš šitų 2 spalvų, kai jau šita kontrastingesnė spalva, jinai yra ženkliai tamsesnė negu kad šita. Tai manau, kad greitai bus irgi antras kojinių procesas, kol mes visos draugiškai laukiam Liepos 29 dienos, nes Liepos 29 dieną Vestas pagaliau duos man pirmąją užduotį, kaip megzti jo kojines. Tai
Tarp kitko, jeigu jūs norit prisijungti, kartu megzti su mumis kojinės, mes turim susikūrę Messengeryje grupę, tai parašykit ar man, ar Dominikai ir tikrai mielai prijungsim jūs į tą grupę. Jeigu turit kažkokių, nežinau, klausimų, kažkokių abejonių savim, tai tikrai neturėkit. Pirmas dalykas, tai Vestas savo kojinių šitus aprašymus ne tai, kad aprašo labai detaliai, bet plus kiekvienoje dalyje, jų būna 4, būna po tą video, kuriame jisai mezga realiai kartu. Jeigu gąsdina kalbos barjeras, vienareikšmiškai nebijokit, mūsų ten daug, sąlyginai daug, gal ko gero apie 10, tai mes tikrai padėsim ir paaiškinsim, kas bus neaišku. Ir tom kojinėm aš užsisakiau iš pačio Vesto komplektėlį, kaip megzti, bet dar negavau. Sakė, visi užsakymai bus išsiųsti iki Liepos 21 dienos, kad jau 29 dienai galėtume pradėti ramiai megzti. Tai va. Ir ką, ir kad mano paskutinis pirkinys, patraškėsiu, va, atrodo štai taip, yra iš Cozy Wood. Kažkada seniau aš tikrai, žinokit, jau esu kalbėjusi apie šitą brendą ir rodžiusi, ką aš perku iš jo, tai va, tai tik pasakau ir labai greitai parodau, kad pasipildžiau savo mezgimo užrašams šiek tiek sąsiuvinių, užrašinių, net nežinau, kaip tai pavadinti. Sekundžiuką to išpakuoju. Ir parodysiu, kas čia slepiasi. Šiaip, vat, man labiausiai patinka, kas iš jų. Tai vat šitie spiraliniai sąsiuviniai tokie. Šiaip dabar iš šitos serijos buvo likęs tik vienas variantas. Tai žodžiu pasiėmiau 2 vienetus. Nes vakar nuėjusi į Pegaso knygyną pradėjau klausinėti, ar turit sąsiuvinių, žodžiu, su fėjom. Čia, man rodos, jau neturiu aš tos sąsiuvinių, kurių aš jau 2 tokius esu prirašiusi. Žodžiu, čia mano juodraščiai būna mezgiminiai, nes bandau švarraštį jau rašyti į tą savo, žodžiu, kur jau čia rodžiau per šitą adventinius video, į tą užrašinę. Tai, žodžiu, nusipirkau 2 tokius sąsiuvinius, ko gero dalinsime su dukra, nes abidvi mėgstam kanceliariją. Turbūt šitas persiduoda gal genais. Ir paėmiau šiaip paprastus tokius, o dar 2 sąsiuvinukus, va, tokius trykštančius vasarą, irgi pasidalinsim su dukra. Visi jie yra langučiais, popierius šiaip man jų labai patinka. Viršeliai originalūs. Va, kiekvienas puslapis turi logotipą jų. Ir sakė, šią savaitę turi išeiti nauja serija va šitų sąsiuvinukų, tai reikės irgi nepraleisti ir apsirūpinti. Nes paskui ima stresas, kai pabaigi, o daugiau įsigyti nelabai yra kur. Tai va, šiaip jų produkcija, aš esu gerbėja šito brendo. Daug metų jau turbūt, nežinau, kokius 4-5. Tai vat, tai žodžiu rekomenduoju ir jums, jeigu norite turėti kokius nors vat gražius užrašams, žodžiu, apie mezginius sąsiuvinius. Tuo labiau, kad jeigu, tarkim, keliat kokius storius į Instagram ar dar kažką darot nuotraukas, tai tokie smulkus dalykai labai gali pagyvinti jūsų nuotrauką. Tai va. Toksai mano greitas prisijungimas, greitai pas mane neišeina, nes tas liežuvis mano kaip pasamdytas dirba, žodžiu, vos tik tai įsijungiu kamerą. Tai ką tada? Einu aš toliau megzti savo kojines ir susitiksim turbūt kažkiek vėliau.
Sveiki visi dar kartelį. Šiandieną pas mane yra jau šeštadienis. Apturėjom labai, sakyčiau, lietingą praeitą savaitę. Ir ką? Ir galvoju, kad reikia pasirodyti, ką aš čia gero nuveikiau. Ir užbaigsim šitą video tiesiog. Tai va, tai mes praeitą kartą, kai buvom sutikę, aš rodžiau, kad aš mezgu kojines. Tai kojinės yra numegztos. Štai, dar vis ant blokatorių. Šiaip galiu vieną nuimti, parodyti, kaip tai atrodo iš arčiau. Nu, bet. Štai, kokios toksai, sakyčiau, švelnus labai gavosi tas toksai siūlų sąskambis, jeigu taip galima pasakyti. Tai vat, dabar pabando tegul žiema neteikti, kai aš turiu nusimezgusi tokias šiltas kojines. Taigi va, kojinės mano yra numegztos, numezgiau aš jas per nepilnas turbūt 3 dienas. Nu, aišku, iš vieną aš tas 3 dienas nemezgiau, bet vis tiek džiūvo jos, ko gero, irgi 3 dienas, nes prasidėjo lietus, kai aš jas numezgiau. Tai vat, štai tokia puikia pora kojinių. Siūlau šiaip išmėginti, jeigu nesat bandę, į tą video, kur Jurgita pasako, kaip megzti tokias kojines, aš paliksiu nuorodą video prašyme. Ir dabar mano pagrindinis procesas, tai yra šita maikė mano iš šilko. Ir norit tikėkit, norit ne, bet čia jau įvyko skyrybos. Reglaminės skyrybos, vat. Progreso nėra labai tokio didelio, bet atskyriau jau rankovės. Vieną rankovę, kaip galite matyti, jau ir išmezgiau ir užbaigiau lygiai taip pat, kaip kad megztas yra mano kaklas, kaklo kraštelis. Kraštelis gaunasi tamprus. Vat, viskas yra tvarkoje. Kita rankovė, dabar jau man trūksta tik tai išsimegzti tą kantelį, kurį aš prisiūsiu. Ir vat, ir paskui jau megzti į apačią. Šiaip turiu truputėlį abejonių, nes turiu 2 pilnus kamuoliukus ir šito vat štai tokį liukutį bus matyt, kaip čia bus, nes kur daugiau gauti šitos spalvos siūlų, aš nelabai žinau, siūlų pinklėse jų kol kas nėra. Tai, bet reikia laikyti čiūriukus, kad man tik tai užtektų. Tai vat, žinokit, tokie tais mano pirkiniai, progresai, procesai, žodžiu. Vienas vienintelis pabaigtas mezginys per šį video gavosi. Nuo pirmadienio jau grįžtu į darbus. Tai ką tada, ačiū, kad žiūrėjot. Smagių jums mezginių, gerų atostogų, gerų kelionių, jeigu keliaujat kažkur tolėliau. Žodžiu, saugiai, sėkmingai, o atrandam laiko pamegzti, bent po eilutę. Kol toksai oras, žodžiu, neprognozuojamas, šiaip turiu pasakyti, kad mezgimai šitą vasarą yra labai palanki. Nu, ne tiek palanki atostogom, kaip norėtųsi. Tai ką tada? Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu jau pažiūrėjot, tai paspauskit tą nykštuką. Žodžiu, jeigu neprenumeruojat, prenumeruokit. Ir ką? Pažiūrėsim, ką čia aš dar spėsiu numegzti per šią vasarą. Iki sekančio malonaus susitikimo. Iki.